Prasidėjus naujai sovietiniai okupacijai 1944 metais dauguma lietuvių sprendė savo dilemą, ar išeiti į mišką ir priešintis, ar pasilikti savo namuose, nieko nedaryti ir laukti išvadavimo. Iš tikrųjų, vilčių sulaukti to išvadavimo buvo, jo labiau, kad vakarų valstybės, demokratinės valstybės žadėjo Lietuvą, kaip ir kitus Antro pasaulinio karo metais nepriklausomybę praradusius kraštus išvaduoti arba taikos konferencijos metu suteikti joms nepriklausomybę. Bet nuo 1944 metų rudens, ypatingai nuo 1944 metų kruvinųjų kalėdų, pasidarė saugiau gyventi ir kovoti miške, negu pasilikti namuose. Okupantai pradėjo vykdyti išdegintos žemės taktiką. Kiekviena šeima, lietuvių šeima, kurios pasilikdavo savo kaimuose, mėgindamos išvengti okupantų represijų, turėjo vykdyti jų politiką. Bet iš tikrųjų vykdyti okupantų politiką nenorėjo, ko gero, didesnė dalis lietuvių visuomenės. Nenorėjo jungtis į prievartą kūriamus Raudonosios armijos dalinius, nenorėjo savo tėvų, vaikų išleisti į Antro pasaulinio karo frontus, kurie neišvengiamai būtų žuvę. Dėl to jau 1944 metų rudenį Lietuvos miškuose slapstėsi 50 000 lietuvių vyrų, kurie dar aktyviai nekovodami vis dėlto pasipriešino okupantų politikai. Visa tai buvo traktuojama kaip itin didelės, galingos valstybės interesų nepaisimas ir dėl to visi žmonės pasitraukė į miškus, bet daugiau tie žmonės, kurie nepasitraukė į miškus, bet liko kaimuose, taip pat buvo traktuojami kaip priešai ir jų atžvilgiu buvo vykdomos visos teroro akcijos. Tai yra sodybų deginimas, įkaitų paėmimas ir jų nužudymas. Ir 1945 metų pradžioje iš tikrųjų buvo susikloščiusi jau tokia situacija, kuomet buvimas miške garantavo išlikimą, gyvybę ir galbūt galimybę sulaukti Lietuvos išsivadavimo. Tuo metu viltis atkurti Lietuvos nepriklausomybę dar nebuvo svajonės, jos buvo tikros.